Sveiki, BT remonto žiūrovai. Na ką, tik iš objekto reikėjo apsižiūrėti. Atsisakiau, papasakosiu dėl ko. Vienu žodžiu, užeinu į būtą, krūvas, kalnai plytų. 3 kambarių būtas, išneštas visas sienas, nachrin. Visas sienas, kokias buvo, viskas išnešta. O aš sakau, jums čia taip techninis inžinieris leido. Sako, kam techninis inžinieris, sako, taigi čia nėra nešamų sienų. Sako, čiagi visos plytinės sienos. Sakau, plytinės sienos. O kur, sakau, ta remiasi perdangas? Taigi man, iš šonus remiasi. Sakau, ten nešamas. Sakau, jo, nešamas. Ta prasme, iš šonus tai namo pastatas jau kur baigėsi. Sakau, ten irgi plytinės. Taip, bet ten dvigubas, o čia viengubas buvo. Sakau, žiūrėt, kad tokiuose namuose, sakau, kiekviena plyta svarbi, sakau, gali ten tualetą išsinešti, taip, ten tualetą ar vonios. Bet sakau, čia senos statybos namas, plytinis, čia nėra blokinis, kad galim būtų, jeigu blokas galima daužyti, o aš mažas nesakau, čia kiekviena siena svarbi. Vienu žodžiu, žmonės patys savavališkai viską išvertė. Sako, ir tai maža ta, sako, mes užsakėm dar steškį atvažiuos pils, sakau, jūs užžiūrėkite į apatinį būtą, tėl jiem paskaičiuoja, pasižiūrė apatiniam būtė, gal ten irgi išneštas sienas. Sakau, apkrovagi kokie bus, po tos sienos trukinės. Sako, meistrai, sakė, padarys. Net nebuvo jau meistrai, jau pažadėjo padaryti, nu nafik. Aš tokiam vienam būtė buvau irgi. Tai irgi buvo identiška situacija, bet ten meistrai talkovė atvažiavo, nuėjo į apatinį būtą, buvo viskas iš irgi išnešta ir iš gipso sienos padarytas. Tai atsisakė, sakė, čia labai didelė apkrova bus. O kiti atvažiavo, paėmė pinigus ir padarė. Tai ir čia tas variantas, kaip padarė. Nu, nesvarbu. Aš sakau, gerai, kokie iš manęs reikalavimai. Sako, reikia padaryti vandentiekį ir kanalizaciją. Tai pradėjau skaičiuoti, žiūrėti, kas kaip, sakau, kas kur bus. Čia kriauklė, čia tas, sako, čia tualetas pakabinimas. Sakau, taip, tualetas pakabinimas, bet man prie jo nėra prie ko ryšti, sakau, nu nėra sienų, sakau, nes ant kitos sienos, ne ant stovas sienos, o ant kitos sienos reikia pernešti. Sako, tai iš čia kokiu pagaliu, paremkit, va ten pas mus valiojasi, paremkit pagaliu. Aš galvojau, nu nafik. Tai pagalvojau, kad iš tų būtų aš geriau neprasidėsiu, bet dar čia buvo Basanavičiaus gatvė. Tai galvoju, nafik, neužsiimsiu, nes ateis kokie patikrinimai, turėsiu daugiau bėdų. Liksiu ir be medžiagų, ir be pinigų. Tai sakau, žinot, nesakau, taip remontai nesidaro. Tai atsisakiau, nes hebra, reikia turėti biškelį proto. Turėsit po to bėdų ir jūs, ir kaimynai per jūs. Tai prieš įmantis tokių darbų aš patarsiu. Pasisamdykit kokį nors techninį inžinierį, jis jums paaiškins, ką galima, ką negalima. O visiems geros dienos ir gražios ateinančios vasaros. Ate.